Labą dieną. Labą dieną. Tai jau turbūt galim pradėti, kaip sakot. Sienos tiek laukiat, atsiprašau. Nieko, viskas gerai. Tai labą dieną dar kartelį visiems. Pradedam 2025 metų vasario 6 dienos narkotikų kontrolės komisijos posėdį. Simona, ar turim kvorumą? Jūs vis tiek viską matot? Taip, turim. Puiku. Tai šiandien darbotvarkėje numatyta pasitvirtinti mūsų 2025 metų veiklos planą ir perduodu žodį Simonai, kuri pristatys, ką mes praeitą susirinkimą aptarėm ir galbūt kokius ar pakitimus priėmėm, ar kaip pasikoregavom. Tai aš pasidalinu ekrane tuo planu. Ar matote? Taip. Puiku, tai jeigu Simona galite pradėti. Tai kaip ir matėt, čia kažkokių didesnių, čia viskas Janina, didesnių pasikeitimų tai nėra, tik tais pagrinde didžiausią klausimą kelia tas greitųjų narkotikų testų pirkimas 16 punktų. Tai va kyla daug dvejonių, ar jį įsitraukti į tą planą ar ne. Mes iš tiesų su Simona kalbėjom, diskutavom, aš mačiau, kad plane įtraukta ir natūraliai uždaviau klausimą, kas darys, kaip darys, kokią procedūrą ir panašiai. Tai šitie testai kaip ir skirti mokykloms, mokyklos pačios, aš manau, gebėtų pasidaryti tuos testus. Tačiau, norint, kad veiktų procesas sklandžiai, reikia algoritmo, reikia tvarkų patvirtinimo ir panašiai. Tai mano vėliau mintis buvo, aš galvoju atsisakyti šitos priemonės apskritai, bet vėliau mintis buvo, kad gal pasibandymui tiesiog nusipirkti keletą testų. Ir mokyklai, pavyzdžiui, vienai duoti kokius 3, ir randate tą veiklą vadinamą, tą skystį, pasidaro testuką, pasižiūrėti, kaip tai galėtų veikti. Ir tada nutarti, ar mes įmamės tokios priemonės, ar čia visiškai netikslinga ir sudėtinga ir panašiai. Tai nežinau, kokia jūsų visų kitų nuomonė būtų, kad tiesiog pasibandymui nusipirkti kiekvienai mokyklai po keletą testų, mes nupirktume tiksliau tų testų ir padalintume po keletą mokykloms. Ir pasibandymui tokį dalyką pasidaryti vis tik taip, tai nežinau. Kaip jūs galvojate, ir matau, direktorė mokyklos yra įdomu, ką sveikatos specialistai pasakys? Aš gal norėčiau pasakyti. Pirmiausia, kad tuos testukus viskas tvarkoj galim turėti, bet iš karto tiek vaikai, tiek tėvai puola su tokiu klausimu, kokią jūs teisę turite taip daryti. Tai kaip jūs ir sakėte, kad tam turi būti tam tikri aprašai, įrodantis, kad mes tikrai tai galime turėti, nes kaip ir darome kratas, tai irgi lygiai taip pat, kai kurie net nesileidžia, nes tai tėvai paprasčiausiai neleidžia. Tai jeigu mes arba pradėsim testus daryti šitus, tai bus sudėtinga. Mokyklai ir spręsti reikėtų, ar sveikatos specialistam kartu su mokyklos vadovais, ar nežinau, atsakingais žmonėmis. Ir pavyzdžiui, turint keletą tų testų, pritaikyti situacijai, kur nebūtų gal kažkokių labai šaršalų problemų ir pasibandyti tiesiog.
pasižiūrim, jeigu jie veikia, jeigu yra tikslas, ir tada galvotum ir apie aprašymus, ir apie visą kitą ir taip toliau. Nežinau, tokie vat pasibandymai, gal be jokių, gal ten ir žinių ir tėvų ir panašiai, tiesiog savo pasibandyti. Aš norėčiau truputėlį pasakyti, jeigu mes matome, kad tarkim tas vaikas ateina apsvaigęs, na, taip kartojasi dažnai, galima susisiekti su tėvais ir sakyti, žiūrėkit, tėveliai, turim įtarimą, kad vaikas kažką vartoja. Turim testą. Ir tada tą tėvelį informuoti, tėvelį, mamą, globėją, ką, tiesiog sakyti, mes turim testą. Jūs sutiktumėt, kad mes padarytume, gal ir tą tėvelį kartu išsikviesti ir kartu atlikti. Nu, kaip ir pabandėm. Tai mes turėjom tokią situaciją, kai matėm, kad vaikinas kažkaip, nu, toks dezorientuotas, tai mes susisiekėm su mama, jis sutiko, kad būtų nupirktas šlapimo testas, kuris parodo, ar jisai apsvaigęs nuo kažko, tada prašė mūsų mokytojo, vyro, kad viską ten padėtų sutvarkyti, tai mama kaip ir sutiko, ir pats vaikinas sutiko, kad pasidarom, bet kažkaip neprireikė, bet turėjome tokį atvejį, tai nebent va taip pabandyti. Tiesiog iškart susisiekus su tėvais atvyksit, bandom, pasižiūrim ir tada sprendžiam. Taip, tikrai ne kiekvienu atveju tiesiog pasibandyti ar Nu, bet tai yra, ir tada jau yra tėveliai, ir tada ir kalbam. Ar tėveliai dabar patys pamatė tą situaciją, kad taip, vaikas kažką vartoja, tai tada tėveliai imasi kažkokių veiksmų. Ar veža į priklausomybių ligų centrą, ar kreipiasi pas gydytoją, nu kažką toliau gal tėveliai, nes mes galim išdėstyti, kokios pasekmės ir kokios atsakomybės jam būtų taikomas tiek tėveliam, tiek tam jaunuoliam. Ir tada jau tėveliai nusprendžia, bet nors kažkiek pagelbėti. Bet ne visais atvejais, tiesiog matant tokią situaciją, kuri tikrai prasta, ir tada susisiekti. Bet gal reikėtų, nežinau, tokį kažkokią eigą, tvarką, bent apsirašyti, kaip būtų tada, nu, kada samdavom tam tėvams. Kokią gal. Simona apsiims tą padaryti, aš. Bet ir tą tokį gal iš žaidėsės tą pasižiūrėti, ar tikrai, na, pavyzdžiui, mokyklos darbuotojas nugali būti tokios. Ką kiti mano, kokios nuomonės yra, gal pirmininkė savo nuomonę. Ar perkam, neperkam, bandom, nebandom, tiesiog. Aš pritarčiau dėl pabandymo, vis tiek naujiena ir būtų labai įdomu sužinoti, koks tos naujienos, kaip pasakyti, kokį rezultatą duotų ir jeigu pavyktų iš tikrųjų atrasti ten tų vaikų, kurie naudoja tuos veipus vadinamus su tom narkotiniam medžiagom, tai gal pavyktų kažkokius ir galbūt kelius atrasti, iš kur jie jų gauna, tai aš vis tiek bet kokiu atveju matau tame prasme. Galima, kaip jūs siūlot, iš veiklos plano tą punktą tokį griežtą išbraukti ir tiesiog savo viduje apsitarti ir nuspręsti, kad vis dėlto pabandom su tais greitaisiais testais. Bet aišku, čia didžiausia iniciatyva yra mokyklų vadovų ir mokyklų bendruomenių. Tai jeigu jie pritarė, kad pabandom, tai manau, kad tikrai būtų smagu ir naudinga. Planą išbraukti siūlot, bet pasibandymui tokį kaip neplaninę priemonę. Gerai, tai mes tada susisieksim su kiekvienos įstaigos mokyklos vadovu, aptarsim, ar čia per rasą, na, pagalvosim, kaip padaryti ir tuomet nuspręsim, kiek mes čia nuperkam pasibandymui ir kaip toliau aprašą kažkokį minimalų ar ką pasidarysim. Ir kitais metais bus prasmė tvirčiau įtraukti šitą punktą į veiklos planą. Tai tada bent jau žinosim metų rezultatus, ar pavyko ką nors pasiekti, ar ne. Tada aš dar norėjau dėl 17 punkto, ir čia buvo naujas toks įtrauktas priklausomybių prevencija mokiniams pagal poreikį, tai aš galvočiau, kad čia gal tokio atskiro nereikia ir tiesiog jisai įeina į tą 7 punktą, organizuoti paskaitas mokiniams, siekiant užkirsti kelią žalingų įpročių formavimuisi. Nes čia yra minima ir bendruomenės pareigūnai tos paskaitos ir visuomenės sveikatos specialistų paskaitos.
Tai gal tokio atskiro nereikėtų 17 punktų. Ką mano kiti komisijos nariai? Nuotolių, kurie niek nesigirdi, bet lygtai pritarė. Bent jau galvom linksėkit, tai visi tikrai jūs mato. Ar būtų daugiau pasiūlymų dėl veiklų šiais metais? Ką nors koreguojam, papildom, dar ką nors išbraukiam, nes kol kas išbraukiam 16-17 punktą. Rankų nėra. Pasiūlymų taip pat negirdėti, tai ar reikia balsuoti, ar galim pritarti bendru sutarimu, priimti tokį mūsų komisijos planą šiem 2025 metam? Ar galim pritarti bendru sutarimu? Mes pritarėm nuotolis metu irgi. Tai puiku, tai labai ačiū visiems. Laukia įdomus metai, tikiuosi rezultatingi ir turbūt posėdis baigtas. Nebent turi dar kažkokių klausimų. Dar pirmininkė, kadangi labai atsiprašau, pirmam posėdį šių metų nedalyvavau, tiesiog sveikata sustreikavus buvo, tai tikrai visiems komisijos nariam noriu palinkėti tų įdomių metų, kaip jūs sakot, bet tuo pačiu dar palinkėti daugiau įsitraukimo ir daugiau iniciatyvos kiekvienam. Mes čia su Simona bandom, stumiam, prašom, kažkaip darom, bet labai norėtųsi nepalikti kažkieno vieno rankose ir Simonos iniciatyvose. Tai, tiesiog prisidėkit, siūlykit, veikim kartu. Gali personaliai ateiti, pasišnekėti, tiesiog padiskutuoti. Vaiko teisės, tokia svarbi institucija, gal kažką irgi turit minčių. Mokyklų vadovai, taip mes pasikalbam, tikrai viskas ok, bet ir iš kitų norisi iniciatyvų. Tai iniciatyvių metų ir įdomu. Mes tai žinokit planuojam aktyviai šiemet po mokyklas važiuoti visas, tai tikrai aplankysim ir pristatysim vaikams tuos pristatymus. Pernai gal kiek pasyviau važiavom, bet šiemet tai tikrai nepraleisim kažkaip visų įstaigų, gal po kelis kartus atvažiuosim, tai nuo kovo mėnesio pradėsim. Mūsų šitos komisijos kompetencijos pusė ir tarpusavio bendravimo. Tiesiog kažką, jeigu turit minčių, padaryti geresnio, kad tai tikrai prevencija veiktų. Tai tikrai veikia, aš manau, komisija tikrai neblogai ir padirbėjus yra ir rezultatai lygtai geresni. Bet norisi viską dar geryn, stipryn ir mūsų komisijos kompetencijos srityje, jeigu turit pasiūlymų, tai labai laukiam. Ačiū administracijos direktoriai, ačiū komisijai ir sėkmės mums visiems. Posėdis baigtas. Ačiū, sudie. Dėkui.